Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Taip pat kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių ir padėti man augti ir tobulėti. O šiandien aš jums esu paruošusi tokį gal juokingesnį video. Tiesiog aš reaguosiu į savo one.lt laikų nuotraukas ir parodysiu šiek tiek dalelytę savęs, kaip buvau jaunesnė ir kartu galėsim pasijuokti iš to, kaip aš atrodžiau ir ką aš maniau, kad yra cool, kaip fotkintis, ką daryti ir taip toliau. Tai žodžiu, tikiuosi jums patiks. Aš pamenu, pati žiūrėdavau tokius video amerikiečių youtuberių, kurie darydavo apie savo ten MySpace laikų nuotraukas, tai one.lt yra lietuviškas MySpace'as, manau. Tai čia panašus dalykas bus. Ir tiesiog aš jums užmesiu nuotrauką čia, į kokią aš reaguoju. Ir kartu galėsime, kaip sakant, pasijuokti iš manęs, kaip buvau jaunesnė. Tai pradėsiu nuo šitos nuotraukos ir iškart galiu pasakyti, tai šuniukas. Šito šuniuko dėja jau nebėra, kaip sakant, gyvo. Čia buvo mano močiutės šuniukas. Bet aš kaip atrodau, tai ką labiausiai atkreipiu dėmesį, tai antakiai. Žinokit, aš antakius pradėjau dažytis tik tais 12 gal klasiai, tai kai jau buvo man 18-17 metų. Tai jo, visose nuotraukose trūks antakių, nes dažytis aš jų nesidažiau, bet įsipešioti tai sugebėjau. Ir sugebėjau taip įsipešioti, kad jie būtų visiškai negražus ir visiškai nelygus. Tai, kaip sakant, jo, net nežinau, ką daugiau ir pakomentuoti. Tiesiog man antakiai šitoj nuotraukai labiausiai kas įsiminė. Toliau turime šitą nuotrauką. Ir šita nuotrauka yra grinai emo child. Ta prasme, čia buvo mano ne emo, bet buvo ta scene. Buvo tas miksas tarp emo ir kažko dar, aš nepamenu, buvo visi paaugliai tuo metu scene. Visi darydavo ten tas grifkas ant šono, turbūt bus nuotrauka ta, kur aš su grifka ant šono, tokia didelė grifka ant šono, viskas, kas su kaukolėm, turėdavai piniginę su kaukolėm, koinę su kaukolėm, diržą su kaukolėm, viskas su kaukolėm. Ir čia buvo mano emo face ir man tiesiog šita nuotrauka tokia juokinga, nes aš čia prie savo mokyklos, ant savo mokyklos įėjimo to. Ir kas svarbiausia, visi manė, kad šita nuotrauka labai cool. Nu visi, tai ta prasme mano draugės, klasiokės. Bet ta prasme čia visi buvo, jo, čia labai cool. Ir ta prasme, pagalvojant, kiek kai vaikas esi, kiek visokių nesąmonių darai, kur vėliau pasižiūri, tai ir galvoju, what the fuck. Kodėl? Bet jo. O gal visai ir cool, nežinau, man taip juokinga, kad tokią nuotrauką iš visų maščiau pasidaryti, nežinau, man kažkaip taip juokinga. Bet aš čia žiūriu į savo kompiuterio ekraną ir tas nuotraukas, kaip sakant, komentuoju. Tai jo, okei. Kodėl aš kėliau tokias nuotraukas? Čia man, nežinau kiek metų. 14? 13, 15, kodėl mano liemenukas matosi? Ta prasme, kodėl, Gerda, kodėl? Kas čia yra? Kas čia yra? O Dieve šventas, kaip cringe. Kaip cringe. Ir aš atsimenu, galvojau turbūt, kad kokį nors berną sužavėsiu. Tu vaikas, ką tu čia darai? What the frick? Šitą pakabutį be to su graide aš vis dar turiu. Nes man tą G-raidę padovanojo mano klasiokė, čia sidabrinė G-raidė, tikro sidabro. Tada tą pačią grandinėlę man nupirko tėvai sidabrinį ir turėjau šitą pakabuką ir turiu vis dar jį. Jis buvo nutrūkęs, bet susitvarkiau ir turiu vis dar. Tai jau tiek metų, jau tikrai virš 10 metų gerokai, jau gal nežinau, kokį 15. Turiu šitą G-raidę ir pakabutį, tai toks įdomus faktas, bet sakau, kad liemenukas išlindęs ir tokią fotkę pasidariau, tai čia, tu prasme, labai
what the fuck. Kitas dalykas, ką noriu atkreipti dėmesį, tai kokį čia filtrą naudojau, kodėl mano akis tokios mėlynos gražios. Nežinau, dabar jos netokios atrodo mėlynos, bet čia sakau, čia turbūt kažkoks filtras, bet nežinau koks, nes labai gražiai atrodo akis. Kitas dalykas, aš visą laiką šypsodamasis, kai šypsodavaus, savo priekinę lūpą sugebėdavau paslėpti. Kažkaip šypsodavaus, įtempus labai lūpas, dar ataiha šypsodavaus aš. Ir man dabar nebesigauna taip šypsoti, aš išmokau šypsotis, nepaslėpdama savo lūpų. Aš neturiu jokių lūpų filerių, nieko, ta prasme, pas mane niekas nėra padaryta. Ir kai aš pasižiūriu į tas nuotraukas savo, atrodo, kad grinai aš būčiau pasidarius lūpas vien dėl to, kad aš nemokėdavau šypsotis ir šypsodamasi paslėpdavau tą savo viršutinę lūpą. Apatinė vat matosi, kad jinai tokia pat, tai ir viršutinė mano lūpa tokia pat buvo, tik tais aš nemokėjau parodyti nuotraukose to, nežinau, žiauriai man keista, kad taip šypsodavaus, o Jėzus, reikia neišmokti vėl taip šypsotis. Bet jo, šita nuotraukėlė tai pavaro. Gerai, o čia tai jau meniškai. Čia atsimenu, mano draugė su fotiku tikru turėjo fotiką tikrą, tą normalų jau. Ir mumis pafotkindavo. Ir čia tokia turėjo būti jau... Čia meniška ta nuotrauka. Šitą aš labai didžiavaus. Šita kepurė mano buvo mėgstamiausia kepurė. Aš nežinau kiek laiko, kiek žiemų aš su šita kepurė pravaikščiau. Nes man jinai atrodė pats gražiausias dalykas. Ta prasme, gražiau negali būti. Bet to čia nuotrauka daryta Kaštono alėjoje Šiauliuose, nes palei pastatus atskiriu ir pamenu, kad mes ten dažnai fotkindavomės, kaip pagrindinė mūsų fotkių darymas vieta buvo Kaštono alėja. Tai jo, bet apie šitą nuotrauką aš ir dabar negaliu nieko blogo pasakyti, nes tiesiog atrodo paprasta mergaičiukė ir gan gražiai. Tai su šita užskaityta. Šita, ta prasme, nedaro man gėdos, kad aš tokią nuotrauką pasidariau, kad padarė man draugė. Ir jo, tokia paprasta mergaičiukė. Šičia yra tragedija. Palaukit, aš noriu pasiartinti savo nuotrauką tą. Kas man davė tamsius dažus? Kodėl man mama leido susigadinti savo šviesius plaukus? Nes aš natūraliai esu blondinė, šanetė, nežinau, lietuviška blondinė, kaip vadinamasi. Pas mane dabar gal šaknis atrodo tamsius palynų dažytus blondiniškus plaukus, bet šiaip aš esu tokia lietuviška blondinė. Ir man visiškai netinka tamsius plaukai. Ir dar kai atrodo kaip vaiduoklis, antakių nėra. Ir plaukai tamsus, kurie visiškai man netinka. Čia tragedija. Aš nežinau, ką daugiau pasakyti. Aš atrodžiau labai negerai čia. Tiesiog nežinau, kodėl aš maniau, kad čia normaliai atrodo. Tas laikas, kai aš buvau tamsiais plaukais, buvo mano pats negražiausias laikas. Nežinau, man šitaip nepatinka šita nuotrauka. O Jėzus, negaliu, net nervas kylant, kiek negražiai atrodžiau. Bet tuo metu turbūt man patiko, gal aš nežinau, aš iš tikrųjų nepamenu, kaip aš šitaus apie šitą visą dalyką, bet atrodau tai tragedija. Bet aš jeigu įkėliau šitą nuotrauką, tai aš turėjau manyti, kad aš čia gražiai atrodau. Jo, netinka. Gerai. Šičia yra... Kas šyra? Čia mes esam su draugė. Aš draugę nukirpsiu, nes nenoriu dėti žmogaus, kuris nenori gal, kad jų nuotraukas būtų online, bet aš čia buvau su draugė darželėje savo, atėjusios tiesiog pasivaikščioti po darželį ir darėmės tokias meniškas nuotraukas kaip ši. Ir jo, write it girl, write it. Bet čia cringe, čia belia koks cringe, bet čia mes vaikai, būnam vaikais, nes nuėjome darželį tiesiog palaipyti darželio dalykais. Tai
Negaliu per daug pykti, nes čia grinai kids activities, bet galėjau nekelt tokios nuotraukos. Bet to, ką galiu prisiminti apie šitą maikutę, tai kad šitą maikutę rožinę su tokiu čia šuniu buvo ir to šuns didelė nosis ir jinai blizgėdavo. Tai aš pamenu, kad buvo mano mėgstamiausia maikė ir aš ją dėvėdavau, jeigu galėdavau visą laiką beveik. Tik išplauta tą maikę, aš užsidedu ją ir visą laiką su ją vaikščiodavau. Tai labai gerai prisimenu šitą maikutę, nes sakau, buvo mano top maikutė, kurią visą nešiodavau. Ir iki dabar mėgstu rožinę spalvą, tai išliko bent jau tas pas mane. O Jėzus. O Jėzus. Taip pūkis net sureagavo. Čia yra tipinė tų laikų nuotrauka. Nežinau net kaip kitaip pasakyti. Čia tipinė Onės laikų nuotrauka. Prie grafičio, prie sienos ir dar ta poza. What the fuck. O Jėtus, aš nežinau. Reiktų kada nors atkartoti tokias nuotraukas, būtų žiauriai juokinga, iš tikrųjų, gal būtų net juokingas video, atkartoju savo one.lt laikų nuotraukas, bet tiesiog, jo, meniškai taip sakyčiau, papazavau. O Jėtus, čia irgi, tai išraiška, tų laikų išraiška, nežinau, atrodo visi su tokiam pozom fotkindavo, irgi. Šitą maikutę irgi pamenu labai gerai, nes irgi viena iš mano mėgstamiausių maikučių buvo. Tikrai gerai pamenu, akiniai tie nuo saulės irgi buvo žiauriai mėgstami, nes nežinau, kiek vasarų pravaikščiau su jais. Ir čia tiesiog irgi mes ėjom ir tiesiog random, pozuodavom prie beliako ir čia prašyta parduodama, nuomojama. Kas čia, kodėl aš norėjau nusifotkinti prie to, bet tiesiog tais laikais matyt prie visko reikėjo fotkintis tiesiog. Bet jo. Tikras modelis. Taip, kaip minėjau, šita kepurė buvo mano favorite. Ir čia irgi tokia meniška nuotrauka iš aukštai fotkinta. Nežinau, kas čia turėjo būti. Bet atrodo tikrai negerai, nes turbūt kamera telefono ta pati paprasta ir čia viskas taip susilieja, bet pop off, queen, pop off, pavarau. Šitą nuotrauką. Man būtinai reikėjo nusifotkinti, kai mano vonia buvo tvarkoma. Negalėjau kažkur kitur nusifotkinti, reikėjo nusifotkinti vonioj, kai jinai tvarkoma ta vonia. Dar kas man patinka, tai kad čia, kur yra sudėti visi, kaip sakant, tie vonios reikmenys, tai kad matos clean and clear, nes man jau tada buvo aknė. Ir aš maniau, kad su clean and clear kaip sakant, susitvarkysiu savo aknį. Ne, girl, ne. Ir be to generos būdavo visi dalykai namuose, ta prasme, tokie muilai, dušo putos ir panašiai, dušo putos, dušo gėliai, nes mano mama platindavo generą, tai labai pamenu tą dalyką, kad visur būdavo generos dalykai visokie. Bet jo, nekalbant apie tai, kur daryta ta nuotrauka, mano poza, tai irgi, arbatinukas, kas čia per trikampį Illuminati confirmed, kas čia vyksta? Kodėl aš taip juokingai atrodau? Ir be to, tas hairstylas, kur sukelti taip plaukai, ta prasme, ir čia susiekti, čia buvo visų mergų tuo metu populiariausias stylas. Bet aš nuo šito stylo, atsimenu, turėjau įslinkimą gerą plaukų, dar ir dabar kažkiek gal nėra taugę pilnai iš toj vietoj plaukai, bet nes aš visą laiką viską pakėlus, aš turėdavau grifką ir jie visą laiką susisegus nešiodavau, nežinau dėl ko, bet visiškai man netiko, nes mano kakta gan didelė ir čia, ir dar kai antakių nėra, tai iš vis, arbatinukas, šitą nuotrauką pavadinimo arbatinukas pas mane bus. Tuomet šitą speed akiniai ar kokie čia, žodžiu. Ir vėl tas stylas, vėl susisegus su didžiulė
sagėta, tokia, kur būdavo. Ir what? Va, be to, kaip mano plaukai natūralūs atrodo, čia mano natūrali spalva, tai ta lietuviška blondinė vadinama šatenė. Vėl ta šypsena, kur nesimato viršutinės lūpos. Nežinau, kodėl aš tai darydavau visą laiką. Nes ten, kur kitaip pozuoju, matosi jos ir gražiau atrodo. Kodėl reikėdavo šypsotis be viršutinės lūpos, kas čia žino. Ir aš maniau, kad čia žiauriai hot atrodau, turbūt tais laikais. Nes tais laikais tu turi pasitikėjimą tokį be galo didelį, kur atrodo kaip šūdas, bet jautiesi kaip auksas. Nežinau, kaip pasakyti, bet pamenu save tais laikais, kad aš galvodavau, kad aš esu wow. Wow, kas per aš? Vat, čia yra ta grifka, apie kurią aš šneku. Ta ne emo, bet scene look. Ir ta poza irgi, kad visiškai iš viršaus fotkintis, ta prasme, kas per variantas būdavo, bet daug kas taip fotkindavos, kad grinai visiškai iš čia ir kad ta grifka matytos. Bet čia nieko normaliai net nesimato, čia net nesuprasi žmogus čia, ar kas tik akis ir grifka. Tai jo. Tiesiog apsikabinus medį. Tiesiog. Čia pagonybė manyje, mano tikros lietuvės šaknis pagonybė. Čia, kur turi apsikabinti medį ir pasijaus geriau. Tik tiek, kad užsidėjus akinius, neaišku kokius, neaišku kas čia. Čia pritaikiau prie mikstinio savo. Labai cool, Gerda, tiesiog, wow. Aš nežinau, ką aš galvojau. Ir kodėl maniau, kad čia taip gražu bus apsikabinti tą medį. Šitą nuotrauką turi labai didelį backstory. Aš čia laikau šukas ir mano čia plaukai pasivėlė tipo. Ir aš šitą fotikę pavadinau, atsimenu, vienos savo klasiokės, su kuria beefinau tuo metu. Turėjom pykti mūsų mergaitišką ir jinai nesišukuodavo plaukų ar kažkas tokio ir aš parašiau, ar aš nežinau, ar aš parašiau jos vardą, ar aš parašiau čia tam, kam reikia susišukuoti, kažkas tokio. Ir įkėliau Aneltą su tokiu parašymu. Ta prasme, ant kiek cringe ir ant kiek drama ir ant kiek what the fuck, Gerda, kas to buvo negerai. Kodėl tu kabinėjais prie žmonių taip? Jau nuo tų laikų kažkoje keistuolė. Ta prasme, interneto beefą kažkokį turėjau. Nu, žodžiu, čia žiauriai nesąmonė. Žiauriai cringe, kad aš tai padariau. Ir žiauriai gėda. Bet jo, nu, paauglių mind yra crazy scary thing. Bet jo, čia buvo beefas. Toliau turime vėl išgriautą tualetą ir fotkės ten. Kodėl? Kodėl tu negalėjai kitur nusifotkinti, kur nėra šiuo metu tvarkoma? Ne, aš norėjau prie tvarkomų sienų nusifotkinti, va taip va. Tiesiog labai meniškai, labai gražiai. Čia turbūt ta pati diena, nes ta pati suknelė ir taip pat plaukai surišti, bet jo. Nu, visiškai nebuvo suvokimo, kad gal čia negražu fotkintis išgriautoj vonioj. Bet jo. Čia, once again, Onės laikų nuotraukos, visi kažkodėl fotkindavos ant bėgių, nors tai žiauriai nesaugu ir žiauriai keistas dalykas, bet visi tiesiog fotkindavos ant bėgių. Ir nors nieko ten nesimatydavo, bet čia tipo labai cool, labai meniška, gal ir pati nuotrauka, gal ir meniška, aš nesakau, bet kodėl reikėjo eiti ant tų bėgių ir fotkintis ir tada atvažiuodavo traukinys ir bėgdavai greitai, kad tik nieko nenutiktų, bet čia žiauriai nesaugus dalykas. Tikiuosi dabar paaugliai nebeturi tokios mados, nes jeigu turi, tai neturėkit, ne cool. Tiesiog žiauriai weird, kad iš vis buvo tie laikai, kur visi fotkindavos tiesiog ant bėgių. Čia vėl grįžtam prie mano mėgstamiausias kepurės žieminės ir poza tai čia wow. Tiesiog net nežinau, ką daugiau pasakyti. Sakau, palauk, aš pritupsiu, tu mane nufotkink. Ir gavome tokį grožį. Vėl čia su savo
mėgstamiausia kepurė ir čia, man atrodo, buvo kokie jaučiu 100 nuotraukų tokių padaryta vienodų, kur aš šoksiu, tu fotkink ir jaučiu kokias 80% nuotraukų nesigaudavo, nes arba per vėlai paspausdavai, arba per greitai. Ir tada ta viena, kur gavosi, kad to ore, sakai viskas, tiesiai one.lt keliu, nes čia yra gražiausia, ką aš galėčiau pasidaryti. Tai jo, pamenu tos laikus, kur mėgindavai visą užfiksuoti kažkokį tobulą tą momentą. Tai ką? Šį kartą būtų viskas, nes ir taip labai ilgas video, man atrodo, gausis, bet tikiuosi jums patiko. Jeigu norite dar tokių video, būtinai komentuokite, rašykite, galėsiu parodyti ir kitokių nuotraukų, ar ten iš Facebooko laikų, ar taip toliau. Pakomentuokite šiaip, kokių video norėtumėte iš manęs ir kas jums labiausiai patinka. Ir gal kažką tiesiog norite apie mane sužinoti, ar dar kažką, tai būtinai padarysiu. Taip pat tapkite mano kanalo nariais ir pamatykite mano video anksčiau, bei būkite pastebėti manęs daug dažniau. Ir būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir paspauskite tą varpelį. Be to pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerda.ris. O dabar ate!